Vaikams reikia tėvų autoritetų. Ir neužtenka šios kartos vaikams, kad tėtis ar mama pasakė, taip turi daryti, o jei vaikas mato, kad tėtis ar mama pati arba pats taip nedaro, tai vaikas negali pakelti to melo. Ir jam tampa nesaugu, o esmė tėvų yra vaiko atžvilgiu, kad jo vidinė talpa įkrautų pakankamai saugumo, kurį jis įsineš į pasaulį, į gyvenimą, ir jei bus nesaugiose aplinkose, tai tiesiog iš savo vidaus tarsi atsigers to saugumo ir įveiks jam pasitaikiusias gyvenimo kliūtis. Tai jei tėvai tiesiog lieka užstrigę paauglystėje, jie sunkiai gali net susitarti su vaiku, jie negali amortizuoti vaikų problemų, kurias išgyvena vaikai. Paauglystėje iš tikrųjų tarsi kalneliais važinėja vaikas, arba eina tiltu be turėklų, arba liftu pirmin, aukštyn, žemyn, ir jei šalia nėra pasitikinčio, savo ašyje esančio suaugusio žmogaus, tėčio ar mamos, vaikui dar didesni bangavimai vyksta ir jisai su tuo sunkiai susitvarko ir gali tiesiog didelės žalos kažkokios įvykti vaiko gyvenime, padarytos negrįžtamos, kartais pasekmės kažkokios įvyksta. Tai tėvų budrumas, dvasinis tobulėjimas vaikui ir yra tie tarsi rankos, kurios veda per gyvenimą, bet tai nėra hipergloba. Tai yra tiesiog gebėjimas būti su vaiku kiekvienam amžiaus tarpsnyje. Aš asmeniškai manau, kad tėvams yra tikrai labai svarbu siekti meistriškumo tėvystėje, mokytis tėvystės įgūdžių, kadangi tai, ką mes mokame, tik tai ir galime perduoti savo vaikams. O iš tiesų tai geriausiai perduodame tai, kaip mes elgiamės ir ką mes darome iš tiesų, o ne ką mes sakome. O norint pakeisti savo veiksmus, reikia turėti ir tam tikrus įgūdžius, ir įgūdžiai kyla iš žinių. Tai žinias galime taip pat gauti įvairiais šaltiniais, tiek iš įvairių video, žmonių kitų, iš knygų, iš artimųjų, iš patirčių, per patirtis labai stiprios ateina pamokos. Ir aš aiškiai matau, kad augant vaikams kyla poreikis žinoti daugiau, nes kiekvienas amžiaus tarpsnis, kiekviena situacija pareikalauja tam tikro sprendimo, tam tikro žinių lygio, išminties lygio. Ir jeigu būna situacijų, kai aš pati nežinau, kai mes su vyru nežinome, kaip elgtis, tai tikrai domimės tą situaciją, domimės iš kitų šaltinių, grįžtame prie tos situacijos, kad nepaliktumėm vaikui nuoskaudos ir spręstumėme ją. Vaikai gimdami šeimoje, jie jau atsineša tam tikrus uždavinius pabudinti tėvus, pažadinti tėvus. Ir jie tarsi duoda tėvam tam tikrus iššūkius, ypatingai beaugdami, kiekvienas raidos etapas atneša tos naujus iššūkius. Ir tėvai tada jie priversti augti kartu su vaiku ir siekti to meistriškumo tam, kad atliepti vaiko ugdymo poreikius. Nes jeigu tėvai to meistriškumo nesieks, tai jiems bus sunku pastebėti vaiko augimo poreikius ir juos atliepti. Tai kad vaiko ugdymas būtų sėkmingas, tai tėvai jie auga kartu su vaiku, nes negalim, tarkim, tas, kas taip kaip elgiamės, pavyzdžiui, su 10-mečiu, tų pačių dalykų taikyti, kai jisai jau patampa 16-mečiu. Tai natūraliai tėvai auga tame. Žmonių turi tam tikrą, nežinau, ar tai galima pavadinti pykčiu, ar kažkokį šaltą jausmą ant savo tėvų, kurie galbūt kažkada yra juos atstūmę, arba palikę, arba įžeidę. Ir aš tikiu ir aš tiesiog pati išgyvenu, kaip yra sunku tuos santykius vėliau atstatyti. Ir kaip sunku yra paskui apie tai šnekėti. Ir jeigu tėvai nesiekia to meistriškumo, tai gali iš tikrųjų pridaryti tokių klaidų, kurios galbūt jų akimis tai yra nedidelės, bet vaiko akimis yra milžiniškos. Ir paskui
pasidaro iš tikrųjų tokių pasiekmių, kurių žinau žmonių, kurie, pavyzdžiui, savo vaikų nenori pristatyti savo tėvams, kad jie sakykime, prižiūrėtų, auklėtų. Ir ne vieną tokį žmogų žinau, kuris, tarsi jisai, ne tai, kad jaučia galbūt ten pyktį ar kažką, bet būna, kur vis dar yra tas toksai skaudulys, kad mane tai, sakykime, įskaudino mano tėvai ir aš kažkaip dėl to gyvenu tam tikrą kelią, sakykime, kuris galbūt man yra daug sunkesnis, negu galėtų būti, žodžiu, čia daug visokių, bet ir to, kad, sakykime, aš nebejaučiu to skausmo, aš atleidau, bet aš jaučiu, kad mano tėvai, sakykime, jie nebėra pakankamai meistriški, kad galėtų dabar ir mano vaikus prižiūrėti. Ir yra tokių požiūrių ir tai yra gan dažnas, bent jau mano pasitaikymuose atvejus, ir aš visiškai suprantu tos žmonės. Ir aš suprantu ir jų tėvus, kad galbūt jie neturėjo tam tikrų galimybių, buvo visai kiti laikai ir kiekvienas įgauna kažkokias savo pamokas, kurias turi išmokti gyvenime. Bet kokiu atveju siekti meistriškumo šeimoje, bent jau aš, pavyzdžiui, nuo savęs dabar galiu pradėti ir visus skatinu jaunus tėvus, kuo anksčiau pradėti tai daryti ir pasiruošti dar netgi prieš vaiko atėjimą, nes tai yra pati didžiausia atsakomybė, ką galima savo vaikui įdėti į jo tą gyvenimo bagažą, tai būtent ateina iš pačių tėvų. Dėl įvairiausių priežasčių gali būti, kad tėvai neauga kartu su vaiku. Tai gali ir jų pačių būti vaikystės patirtis, jaunystės patirtis, kaip su jais buvo elgtasi. Kiekvienas tėtis ir mama, jie nori būti kuo geresniu tėčiu ir mama, ir pasirinkdami vienus ar kitus veiksmus, jie tai daro iš meilės savo vaikui. Ir neturėdami tam tikrų žinių ar patirties ir neatliepdami vaiko poreikių, vaiko tie neatliepti poreikiai, beaugdamas vaikas juos nešasi į tolimesnį savo gyvenimą ir atsiranda tam tikri vidiniai asmenybės sužeidimai. Tai gali būti ir nepasitikėjimas savo jėgomis, ir drąsos atėmimas, ir savarankiškumo atėmimas, ir laisvės mažiau vaikas turi, drąsos mažiau turi, ir visą šitą patirtį tai persineša į savo didelio žmogaus gyvenimą ir anksčiau ar vėliau vis tiek jam tenka su tuo susitikti ir tas problemas paskui spręsti savarankiškai. Tai manau, kad labai svarbu kiekvienam tėvui, kiekvienai mamai siekti meistriškumo tėvystėje, pastoviai plėsti savo žinių repertuarą, pastoviai plėsti savo auklėjimo technikas, savistabos technikas, tiesiog stebėti save, stebėti vaikus ir tobulėti tame, kadangi žiūrint į visuomenę, jeigu mes atkreipiam dėmesį į visuomenę, jeigu mes norim geresnės visuomenės, ne tik kad sėkmės tik šeimoje arba asmeninės sėkmės, bet jeigu iš tikrųjų mums svarbu visuomenė, jeigu mums svarbu visa aplinka, visa šalis ir visas pasaulis, čia labai nuo požiūrių priklauso, tada yra labai svarbu iš tikrųjų pastoviai tobulėti, nes viskas, tokia yra gamta, viskas tobulėja. Viskas, kas susiduria su pasipriešinimu, turi pasirinkimą arba pasiduoti pasipriešinimui, sunykti, arba pereiti ir eiti į kitą lygį. Tai aš manau pats svarbiausias tikslas tėvų tobulėjimui, pati svarbiausia priežastis, tai yra tiesiog visuomenės augimas. Man pačiai asmeniškai poreikis mokytis motinystės ir įvairių net pedagoginių dalykų atėjo tada, kai mano pirmai dukrai buvo apie 2 metus ir kai aš supratau, kad aš be galo daug nežinau, kaip elgtis kai kuriuose situacijose ir vien nuojautos čia nepakanka, čia jau reikia turėti ir tam tikrų žinių. Ir pradėjau tada atsiradus poreikiu ieškoti tų išminčių, kas man galėtų padėti. Tai labai džiaugiuosi, kad įvairiais kanalais sužinojau apie Lietuvos tėvų forumą, apie organizuojamas paskaitas jų. Ir ten veikia viena moderatorių, Jolanta Lipkevičienė, Žaliosios gamtos mokyklos įkūrėja.
Ir iš jos be galo daug sužinojo apie humanistinę, dvasinę pedagogiką, kaip ugdyti save kaip mamą, kaip perteikti žinias savo vaikams. Ir daug išminties sėmiausi iš jos. Ir tikrai galiu drąsiai sakyti, kad mokytis verta ir investuoti ne tik į profesinės žinias reikalingas mūsų darbe, bet ir į motinystės ir tėvystės įgūdžius, nes šito reta mokykla mokė ir tikrai ne visose šeimuose galėjome pasisemti išminties šio klausimu. Tai jeigu norime šviesesnės ateities mums patiems, mūsų vaikams, bendrai Lietuvai ir pasauliui, tai tikrai verta mokytis ten, kur mums atrodo svarbu. Ar jums svarbu? Kada tėtis, mama mokosi tėvystės, tai jisai turi daugiau priemonių, įrankių pažinti save geriau, pažinti savo poreikius, atliepti tuos savo poreikius ir auklėjant, ugdant savo vaiką atsiranda daugiau ramybės, harmonijos, darnos daugiau, santykis artimesnis su vaiku užsimezga tampresnis. Atsiranda daugiau taikos tiek šeimoje, tiek aplamai visam gyvenime iš tikrųjų.